Sveiki, automoto fanai, šiandien mūsų rankose naujausia Tesla Model Y 2025 metų. Įvertinsim, pasivažinėsim, pasidalinsim nuomonę. Tesla Model Y man dabar labai panašus į Cybertruck, tokia Cybertruck sesuo. Pažiūrėkit, pats priekis, LED siauras žibintas eina per visą korpusą. Toks mini Cybertruck. Iš šono profilis nepasikeitė, kaip ir buvo senesnis Model Y, taip ir naujas, sunku net jos atskirti. Visiškai pasikeitė automobilio galas, gražus žibintai, eina taip palei visą korpusą, kaip ir priekė, taip ir gale toksai Cybertruckas. Elektra valdoma. Užuolaidėlės nesimato, bet iš tikrųjų užuolaidėlė čia. Mes galim dabar ją čia paslėpti. Anksčiau tokio dalyko Tesla Model Y neturėjo, tai prašom. Turime papildomą erdvę čianai. Tikrai nemaža, pažiūrėkit. Visas čia kuksi krepšis, čia bulvių maišas tilps. Dabar dėl kokybės. Zamšas. Čia ne plastikas, čia medžiaga. Tikrai minkšta medžiaga. Toks pusiau džinsas, pusiau sintetika, kažkas tai tokio. Ir dabar turime čia porą mygtukų. Ką jie gali. Ogi, žiūrėkit. Automatiškai nusileidžia galinės sėdynės. Ir jos galima taip pat grąžinti atgal į vietą. Viskas su 2 mygtukų pagalba. Žiūrėkit dar, ką turi Tesla. Tai sėdynės galima nulenkti ne tik iš bagažinės pusės, bet ir čia. Yra 2 mygtukai. Ir kaipgi sukonstruoti. Paspaudžiam. Priekinė sėdynė irgi juda. Tai jeigu tas kampas per aštrus arba per didelis, kad galinį sėdynį nusilenkti, tai Tesla pasirūpina ir matas sukonfigūruoja. Jeigu mes norim grąžinti atgal, irgi paspaudžiam. Ir žiūrėkit, grąžina atgal, irgi juda visos sėdynės. Jums nieko nereikia daryti, tik tai mygtuko paspaudimas. Galinių durelių kokybė nebloga, minkštas plastikas čia ir jis jaučiasi, kad kokybiškas. Medžiaga tarsi džinsas, čia bus lėta apšvietimas, versta oda, kaip zamšas, tokia versta oda, jo, kokybiška. Čia minkšta rankinėlė. Buteliukų laikiklis irgi su zamšu, tai garso izoliacija turėtų būti geresnė. Ir net minkšta čia. Šiaip dažniausiai automobilyse šita dalis būna labai kieto, pigaus plastiko. Čia ne ir aš manau, tikrai tai pajusim, kai važiuosim. Bus geresnė garso izoliacija. Jei žiūrim vieną skaičius, to automobilis tapo mažesnis. Tai erdvė 20 litrų mažesnė viduj. Bet pats jausmas, kaip jis suprojektuotas, man asmeniškai jis didesnis negu senos kartos Model Y. Erdvė. Kiek vietos kojom, virš galvos tikrai daug. Stiklinis, didžiulis stoglangis, panoraminis, aš nežinau, čia vienas turbūt iš top rinkoje. Sėdinių kokybė pasikeitė, dabar jos perforuotos, tikrai kokybiškesnis, tikrai jaučiasi didelis žingsnis į priekį, palyginus su senesnė karta. Turime ekraną, tokio bajerio anksčiau nebuvo, tai galima valdyti ir apie pūtimą, matot, kur pučia ventiliacija, leisti muziką, žiūrėti filmukus, žaisti žaidimukus, viską čia valdyti, jungti ventiliaciją, išjungti, sėdinių šildymas, tai, kaip sakoma, vaikams nuobodu nebus. Štai mes ir vairuotojo vietoj. Vairas kokybiškas, minkštas, ergonomiškai gerai sugalvotas. Durelių kokybė kaip ir gale, minkštas plastikas, versta oda, lėta apšvietimas, džinsas, minkštas plastikas tenai ir su zamšu buteliukų vieta. Dėl visų erdvių, tai turime labai didelį, žinau, čia daiktadėžė ar šaldytuvas, jo, net ir šaldomas, kiek jaučiu, bet labai didelis, pažiūrėkit.
puodelio laikikliai. Čia daiktadėžė, porankis, minkštas, fainas. Šitą daiktadėžę mes čia taip neatidarysim. Reikia eiti į nustatymus. Ir viskas valdoma čia. Jeigu mes norim kažką atidaryti, dėtuvę, pavyzdžiui, vam paspaudžiam atsidaro. Bet irgi su zamšu, nėra labai didelė, bet kokybiška. Kas krenta į akis, kai tik atsisėdi į Teslą, tai labai atsinaujino sėdynės, perforuotos, aš jaučiu ventiliuojamos bus, tai pažiūrėsim. Šildomas tai tikrai, va, galima valdyti, priekyje galą, čia pilnas valdymas. Jo, galima vėsinti, žiūrėkit, ventiliuojamas sėdynės, nuostabu. Ir jų kokybė ir ergonomika pasikeitė, vat jaučiasi. Pati medžiaga, minkštesnė oda, tas perforavimas. Šiaip faina. Ir man rodos jos tokios biškinį didesnis tapo. Šiaip patogumas pagerėjo. Touchscreen mygtukai. Dabar nereikia spausti, tik turi prisiliesti. Monochrominis veidrodėlis. Didžiulis panoraminis stoglangis. Tikrai geras erdvės jausmas. Pavarų svirties čia nėra. Viskas valdoma arba čia. Čia posūkių signalai. Norim važiuoti į priekį. Va čia tokia savotiška pavarų svirtis. Sako, prisiliesk kortelę. Kortelę mes turim. Čia kaip raktas. Padedam čia. Va tai prašom, atsirakina visą Teslą. Šoninė kamera. Tai kur sukam, visada Tesla parodys, kas šalia. Tad, pavyzdžiui, mes važiuojame į priekį, norim pasukti į dešinę. Parodo. Tikrai fainai. Veidrodėliai užsilenkia kažkodėl. Kodėl, nieks nežino. Kažką jisai pats savo galvoja. Tai kas čia per oras? Jokių problemų čia nėra. Važiuoja švelniai. Ir man rodos pagerėjo labai garso izoliacija iš tikrųjų. Jis nėra toks barškaliukas, kaip buvo anksčiau, nors ir anksčiau jis nebuvo pats prasčiausias automobilis, aišku, tikrai taip. Bet dabar, man rodos, garso izoliacija pagerėjo. Man jisai kažkoks tai miksas tarp Cybertrucko, va ta išvaizda, ir Tesla Model 3 komforto. O Model 3 labai komfortiškas. Tai vat kažkokia tokia machinacija, kombinacija sugalvoja Tesla. Šiaip pagirtinas atnaujinimas, jaučiasi, kad automobilis patobulėjo. Bendrai man patinka jo valdymas, kažkoks tai kaip kartas. Vat labai gerai klausosi vairo, vairas nėra sunkus, bet ir nėra labai lengvas, gerai subalansuotas, matomumas, fainas, dideli langai, tokių dead zone, kaip sakoma, nematomų zonų labai mažai. Na, įspūdingai iš tikrųjų. Jausmas geras be vairuojant. Ir ergonomiškai jis pagerėjo labai, tai jeigu bijojat pirkti Teslą dėl to, kad jisai buvo, na, gal iš ergonomikos pusės netoks fainas, iš garso izoliacijos, tai šitam modelį pasitaisė. Tai rekomenduoju išbandyti. Įvertinsim Tesla pakabą. Minkštai, matosi, kad orientuota į komfortą. Tvirtas viduriukas dėl pakabos iš mano pusės, tai tikrai maloniai rieda, nors ir neriedus kelias.
Man patinka prekinės panelės apdailos kokybė. Čia toks kaip džinsas, minkštas plastikas. Ten jau kitokas plastikas, bet čia viskas minkšta. Turime LED apšvietimą, einantį per visą priekį, pavadinsim taip. Tai čia siūlai, viskas tvirtai, nedreba, čia didelis pliusas. Geras jausmas, toks gerai surinktas automobilis, be jokių drebėjimų. Na ir, matot, eina žmonės Tesla mato. Įžymusis Tesla ekranas, multimedija. Visa mašina valdoma čia, bagažinę norim atidaryti, pakrovėją automobilio. Kamerų kokybė, kaip matot, visai nebloga, iš kairės, iš dešinės, priekinė galima plauti. Tai jeigu purvas, kažkas blogai, tai paspaudžiat plauna. Galinė kamera irgi identiškos kokybės, matom, kas iš kairės, iš dešinės, kas darosi gale. Visas valdymas automobilio iš šitų meniu, kaip sakoma, prie šito dalyko reikia priprasti. Tai vat kaip jau baigėsi mūsų bandomasis važiavimas ir tokie reziumė, žinai, vat, kur kas patiko, kas nepatiko. Daug galvojau, kokiegi galimi minusai šito automobilio, ką aš jaučiu. Tai man asmeniškai, jos sunku surasti, visų pirma, bet pastebėjau tokį minusą. Kad kai tik pradedam važinėti su Tesla, neturim daug experience, tai vat žiūrėkit, pavyzdžiui, vat ką mes čia turim. Vat užsilenkia veidrodėliai. Vat aš važiavau, kažkaip man automatiškai užsilenkia veidrodėliai ir va taip gavosi. Pas mane kokią nors ten įjungti šitą meniu ir aš pradedu ieškoti mygtukų, kurgi, kaip juos atlenkti, kur. O pasirodo, vis dėlto pas Tesla fizinių mygtukų tikrai minimum. Viskas yra čia. Tai mes turim užeiti, atlenkti veidrodėlius, paspaudžiam, atsilenkia. Taip pat su dėtuvė ir su visais kitais nustatymais. Norime įsibėgėjimą, standartinis, chill, įkrovimą, autopilotą, viskas reguliuojasi čia. Sėdinių šildymas, vėdinimas, ekranas, raiška, grafika. Vienu žodžiu, viską, ką mes norim valdyti, valdoma šitam ekrane. Navigacija ir taip toliau. Begalė daug programų. Galima klimatą valdyti, šiltumas, vairas, galinio lango atitirpimas, bet viskas valdoma ekrane. Tai jūs prie šito dalyko turit priprasti. Užtat kokie pliusai šito automobilio. Man bendrai labai patiko ergonomika, kaip tu sėdi, atsinaujinu sėdynės, pats jausmas tikrai geras. Patiko medžiagų kokybė, priekinės durelės, galinės durelės, versta oda, minkštas plastikas, labai akustika pagerėjo. Man toks jausmas, kai tu važiuoji dabar su naujo Model Y, kad žinot, būna tokie ausiniai, kur slopina garsą. Tai va toks jausmas, kad tu užsidedi tos ausinės ir važiuoji. Tikrai pagerėjo labai garso izoliacija. Na ir turbūt apie galę kalbėti nevertėtų, automobilis turi jo per akis. Tai jeigu važiuosit, kažkur reikia paspausti, tai jokių problemų. Va. Tai ką, prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus ir iki sekančių susitikimų.